Ir pradedu ruošti Mazdą. Dabar ratas, šitas ratas. Žiūrint, stovi šitaip pasikreipus, tai bandau dabar išsitiesinti ir tada kitas darbas iškart susitvarkyti ranką. Reguliuoti, kad stabytų dvi pusės ir ką, toliau dar priekį. Priekinį ratą planai sukus dar liečiasi tai su arku. Tai reikės dar žiūrėti, kaip tą išspręsti. Čia reguliuojama šakė. Tai iš tos vietos ir bandysim suversti tada į tinkamą pusę. Tai va reikia dvi veržeklės, dvi atveržiam. Ir su viduriniu tada sukam išplečiam, kitą pusę sutraukiam grinai šitą šakį. Na, tai papastu. Dedam ratą atgal. Dabar varžybos grinai testam. Tai labai smarkiai nesistengiu. Išsitiesinti, po to nuvešiu normaliai ištiesinti. Dabar preliminariai, jeigu šokėjas gerai tiesiai stovės, tai taip ir paliksim šitam kartui. Kaip ir, gal net biškį persistengiu. Dar šiek tiek atgal grąžinti. Žiūrim į ratus. Dar susukus ratus. Liečia visus galus. Tai pagrindinis lempos reguliatorius automatinis irgi. Tai maišosi. Visiškai mažas tarpas. Pirštas vos lenda. Tai jį panaikinti. Vis tiek angliška mašina, tai man net nereikia jo. Trasą ant railiuką nuvešiu. Taip pat dar ten vienas kranštynas, kuris kažkiek maišo. Daugiau dabar matosi, tai žinai šitą dalis maišo. Taip pat čia eina interkulerio šlanga, tai visą mašiną surinkau, kai buvo realiai pakelta ant keltuvo, tai dabar nuleidus, tik nuleidus, pamatau, kad čia nieks man netinka, ratai netelpa. Norėdamas išsaugoti priekinės lempas, tai pastūmiu pačią interkulerio šlangą čia toliau. Arčiau link rato. Dabar taip gaunasi, kad čia tarpo nebelikė, kaip pilnai ratas susukė, kadangi čia yra guma, tai tą gumą greitai sudroš. Tai arba didinu skylę ir traukiu į šitą pusę, arba vešiu vyrinti, kad padarytų kampą. Nu, turiu dar likusio kampainio grinai interkuleriui. Tai arba vyrinti ir šiek tiek suploti dėl vietos, arba geriausiai šitas turbūt bus prasigręžti arčiau ir perkelti visą. Nes čia grinai saugau dėl lempos tą vietą, bet čia dar realiai 2 cm yra. Tai to 2 cm tiesuočiau užtektų, kad galėčiau patraukti visą į tą pusę link lempos arčiau. Ir šiaip lempos vis tiek nėra europinės keisis, tai galiu su jom daryti, ką noriu. Svarbu, kad kažkiek bent jau šviestų, nes vis tiek keliais nevažinėsim, tik trasoj, tai tos lempos tokios preliminarios turėtų būti ir užtekti. Tai va tokie ir darbeliai. Jau prieš 3 savaitės gal laisvavimą užsiregistravau. Bet laiko neturėjau prieiti, dabar liko
Šiandien realiai yra ketvirtadienio vakaras jau po 7, o startas būtų šeštadienį 9 ryte jau pats startas, tai dar susipažinimas, tai vis tiek apie 7 biškį, po 7 reikėtų jau būti, tai dar šiandien kiek spėjau ir kiek rytoj spėjau pasidaryti, jeigu nespėjau, tai šeštadienį teks atšaukti registruoti kitam kartui. Dabar kitoj pusėje visai kitaip padaryti, ir kitoj pusėje, kaip matot, pilnai vairus suktas, telpa net 2 pirštai beveik. Nu, tarkim. Labai didelį pirštą, tai pusantro pirštą, galim sakyti, tai sočiai vairą susuknus, tai gal netgi kažką ir kitoj pusėje panašaus išeitų padaryti. Dar susiduriu su problema, kad čia dar patį metalą šiek tiek liečia, tai irgi reikės šiek tiek sumušti vidų. Čia su to turbūt dažniausiai visi susiduria, kai keičiant ratus didesnis ir mašiną nužeminam. Tai čia šitą vietą irgi reikia sumušti. Prasidės šitos dalies remontas. Taip ir remontuojam mašinas. Tokia pat situacija. Čia matosi, liečia. Tai irgi dar reikia nemažai darbo įdėti. Ir čia nori praeiti. Čia kaip ir manau bus gerai. Judam toliau. Nu, tam kartui kaip ir išdaužiau. Silikoną aptepu nudažau. Nu ir tada matysim, tai trasoje dar lietė, nelietė. Na ką, situacija tokia, kad galvos tarpinė vėl praputė. Turbūt bus ant dyno stendo, kai buvo kompas brokuotas. Pats mašinos variklio kompiuteris, kuris valdo, buvo brokuotas, buvo ir užsidegę, ir perpylę kūrą. Galėjo būti ir viršslegė, tai pagal viską taip ir gaunasi. Tai galvos tarpinę reikia keisti vėl. Turbos nusimti, sirbimus, ir kelt galvą, išsišlifuoti ir dėti viską atgal, tada bandyti iš naujo. Vėl pradėsiu ardyti tada motoriuką. Taip atrodo, kai tepalas maišas antifrizą ant košė. Ir taip lengva nukelti pusę variklį. Nusiimu variklio galvą, čia matosi ir čia perdegė, žinai, antifrizas ėjo tiesiai į cilindrus. Taip pat čia irgi remontas, tiek čia, tiek išgriaužta.
vienos kartuvės jau pačiu šiek tiek apsišveičiu. Labai švelniai rašytinį popierių, kad nepažįst pagrindinio bloko tiesimo. Išsiplovau tepalą gaudyklę, buvo reikalų išplauti, tepalas susimaišė su antifryzu. Taip pat ir visas šlangas, reikinas šlangas buvo viduje. Čia kur balta matosi, tai čia kaip košė. Visas šlangas, visas blokas, karteris, šmėra. Viskas kaip ir spėjau surinkti, sudėjau galvos tarpinę ir viskas surinkau iš tikrųjų, tai dabar dar reikia iš šių vietų pakeisti tepalus. Nusiminėjau tepalo filtras, aš jau apspėję pribėgti, dabar nereikia. Tai yra tepalo užšildytuvo radiatorius, varinus išsiimti, išsivalyti. Visas tepalas ir košė, filtras, raudas šviesiai, tikrai susimaišęs. Pavaliau visas šlangas ir radiatorius, tada pakeisti naują filtrą. Ir prie to pačio naujas kremulį nusipirkau, nes senasis šiek tiek buktuotas jau, kadangi senumo stovi. Guma išsidirba turbūt ir pradeda sukiuoti, sukas taip. Pirkau naują, bandysim išsidėti, gal bus geriau. Čia skaitas tepalas. Antifrizo nuomonė, nusipjausiu galiukus, čia per ilgas visas gaunasi. Tai va galiukai nusipjau, dėsiu ant šlangas ir čia yra ventilas. Tai bus lengviau nuolinti, kadangi padarytas rautas. Čia yra ventiliukas, čia bus galima nuolinti. Parvarysiu šitą judės. Atėjau, dabar dar galiukus apsidurti, kaip tik platėjantis. Šiek tiek sumažinsiu tą visą kantelį. Bus kaip tik šlangom užsimausis, bet gerai laikysis. Susipinam tepalus. Pilsim pigiausias. Pravarymui variklį. Dar šiokį tokį priedą nusipirkau, nežinau kaip veikia. Mėginsim, gal padės kažkiek papildomai išvalyti. O potom susipilsim normalų tepalą. Prabangų, kuris jau galės maišytis kartu su antifrizu. Taip išgarindamas antifrizą iš tepalų. Tepalų surinkimo bakelį. Čia priedas, kurį
kuras kažkiek bent jau padės pravalyti visą tą reikalą, kuris susikaupęs variklyje. Nereikia viską surinkau, tai dar išsileis seną antifrizą, nes irgi yra tarp jo šiek tiek gal ir tepalo ir šiaip toksai nešvarus. Dar planas pasikeisti viską ir ką, bandysim kurti. Didžiausias darbas buvo iš viso to, ką čia padariau, negalvos tarpinės keitimas, bet nuorinimą įsistačiau, nes prieš tai norint pakeisti, nepakeisti, o nuorinti antifrizą, visada orindavau per daviklį temperatūrą. Čia daug tų reikalų, dariau, pastačiau, nebekils problemų su nuorinimu. Turbūt didžiausias darbas, ne kiek to pusę variklį perardyti, bet kiek pagaliau pasidaryti, kad būtų lengva nuorinti. Ir viską prasivaliau. Frizė irgi kol kas žalia, kol sudėsiu, dar irgi šiek tiek prasiplautų sistemą visą. Na ką, kaip ir viskas, galima turbūt eiti ir žiūrėti, ar nieko neleidžia. Pumpuoti kūro sistemą. Ir viskas. Ir kai baigiam procedūrą, įdeda, čia atsisuka, viskas nukelia ir uždedam monte. Na ir viskas surinkta, nusvorino puikiai. Dabar dar esu užsisakęs rankinę trosą, pasikeičiu rankinę trosą, tada šlangutes susitvarkyti stabdžių, šiek tiek per ilgos, tai reikia jas prisitvirtinti ir ką, už 2 savaičių bandysim lėkti slalomą.
Ger, gaz. Ai, ne čia, ne čia. O, ger, mažiau gaili, davai. Lėgi bišį pataikiau, iki vieną vėją paleidom, tai tam kurūrą bišį. Na. Tegul tik nevykdymą nepasidaro. Davai, leis. Iškart matas drąsiau net važiuoja negu prieš tai. Varyk. Молодец. Gražu. Давай. Газу, видно.